Sveiki kolegos. Šiandien noriu Jums parodyti, kaip turint savo mylimo švarko lekalus, kurie jau yra siūti, persiūti, atitaikyti, puikiai Jums tinka ir patys geriausi, kaip juos pakoreguoti ir pasidaryti iš tų pačių lekalų madingą švarką plačiais pečiais. Pradedam nuo nugaros. Prie jūsų nugaros detalės, štai šito peties taško, jį reikia pakelti į viršų nuo 0,7 iki 1 cm, į viršų, į štai šitą tašką prie kaklo suvedam į 0. Pakeliam pečių siūlę, čia 0, čia pakėliam, toliau patraukiam į šoną, į štai šitą pusę, maždaug nuo 1 iki 1,5 cm. Daugiau traukti tikrai nereikia, todėl kad jau bus nukritę pečiai, turbūt pernelyg daug ir negražiai atrodys. Į pažasties apačią sueinam į 0. Štai maždaug va šitoj vietoj, kur jau jinai pradeda lenktis, ten reikėtų sueit gražiai į 0. Žiūrėkit, kad linija būtų sklandi. Apačioj nieko nekeičiam. Priekis. Darom viską lygiai tą patį. Jeigu čia pakėliam 0,7 peties tašką, tai ir šitoj vietoj keliam 0,7. Jeigu čia atitraukiam iki 1,5, tai ir čia atitraukiam iki 1,5 ir vėl gražiai suvažiuojam į 0. Va. Šitie taškai jau yra pataisyti. Belieka pakoreguoti tik rankovės lekalą. Tai yra švarko rankovė, dažniausiai būna iš 2 dalių, viršutinė ir apatinė. Koreguojam tik tai viršutinę dalį, todėl kad ir čia keitėm tik viršų. Kadangi šiek tiek pakėlėm petį į viršų, vadinasi, reikia paaukštinti galvutės aukštį. Jeigu mes čia pakėlėm į viršų iki 1 cm, jums į viršų užteks pakelti nuo 0,5 iki 0,7. Pakeliam, galit pridėti 0,7 ir gražiai vėl nueinam va taip va į 0. Va tose lenktose linijose viskas jau mums nebereikia. Ties šita vieta irgi turi būti 0 ir gražiai išbraižome rankovės galvutę, nekampuotą, o va tokią va gražią. Štai pasirodo tokios minimalios manipulacijos ir švarkas jau madingas. Prie viso to norėčiau dar pridurti keletą labai svarbių dalykų, siuvant tokios konstrukcijos švarką. Čia būtinai jums reikės nepaprastų poroloninių petelių, o petelių su papildomais sluoksniais, kurie jums gražiai išlaikytų pečius ir kad jie va čia šitoj vietoj nesukristų, nes pečiai bus ir platus, ir aukšti. Lygiai taip pat į rankovės siuvant reikalingas vatinėlis. Jei pamoka buvo naudinga, paspauskite like. Su jumis buvau aš, Ramunė Savilienė. Iki kito karto.